Sveiki visi. Pagaliau atsirado laiko suklijuoti naują video. Šį kartą nebus aukcionų. Šiaip visokio nesąmonių. Aišku, visą laiką apie automobilius. Gražus Porsche'as. Labai fainas bokseris. Mechaninė dėžė. Tai važiuot labai įdomu buvo po kiek laiko nesėdėjus mašinoje su mechaninė dėžė, tai net užvest buvo sunku, klaustukas, kai sankabą reikia paspausti, kol užvedžiau buvo. Tai va, gero žiūrėjimo visiems ir nepamirškit palaikint ir pasekt kanalą. Ką paėmėm tokį BMW. Jisai tvarkingas. Biškį pavalyt. Gražint. Viskas tvarkoj. Reikia ruošti. Žiūrėsim, kaip greitai susitvarkys. Jeigu reikia kažkam į Lietuvą, galima atsiųsti. O, kiek policijos ir visko, kai būna avarijos. Ferraris dužo, sunkvežimis apvirtęs. Accident reported ahead. Not letting this distract us. Kamštis kosminis buvo. Įdomus modeliukas pakliuvo į rankas. Porsche Boxeris. Kiam 8000 mylių tik tai. Šiaip labai faina mašina ir kas svarbiausia, mechanas. Atsisėdau vos iš vietos išvažiavau, nes neatsimenu, nes negalvojau, kad tai bus mechaninė pavarų dėžė. Bet šiaip fainas, smagus bokseriukas. Vietos nelabai daug. Kažkaip norėtųsi biški daugiau. Jeigu tolima kokia kelionė būtų, tai tikrai nelabai patogi mašina. Nėra kur atsistumt kėdės. Bet visai fainas Poršiukas. Garsas gražus. Nežinau koks variklis. Visur perforuota oda. Viskas čikė. Norit gražaus kabrioleto gero? Galima surasti tokį atsiųst. Tikrai labai smagi mašinėlė. Taip atrodo padarytas Porsche'as. Spalva idealiai parinkta. Atrodo žiauriai gerai. Galinis lipas, spoileriukas, stabdžiai. Gražus. Atlankiai viskas. Ir svarbiausia, manual, mechaninė pavarų dėžė. Tai čia žiauriai gerai. O kaip Miami reikia apvažinėti kamščius. Tik tai dešinę į uostą. Ant nusukimų, nes 4 eilės pilnos. Ir tai po biškį juda. BMW, žiūrėkit. Bet čekų. Blogas BMW, jeigu čia kendžia nėra, bet ką padarysi, gerais nesigauna važinėti. Tai va, taip va ir būna kelionės, kai užstringi kamščiuose. Gerai, kad dar juda, nestovi.
Taip va, rytais būna Amerikoje. M3, Urusas, Korvetė, Mustangas GT, Korvetė, senesnė biški Korvetė. Šita nuo 13 metų, o kapotas koksai. Aišku, Lambo spalvytė, kosminė. O, visi lentuvai. O, šitos Korvetės nėra labai brangios, jas nuo 2.5 man atrodo paprasta galima nupirkti. Tikrai ne už didelius pinigus, vaizdelis super. Gelikas, Dream Cars for Kids. 8 BMWs. Lambo, Ferrari. McLarenai. Čia hebra visi kažkokią pakatuškę gal sugalvoja. Kavos pagėrė. Ir McLarenas. Vaizdas super. Ratuką prasuks. S tokiom mašinom. Jo. Ratuką, Korvetė. Korvetė, sakau, Camaro SS. Ferraris. Mašinos tikrai. Superinės. Tokiais ratuką prasukti įdomu. Šį kartą ne Porsche, bet irgi įdomus automobilis, Alfa Romeo. Nežinau, 22 gal metų, ar 4 šitas, net neatsimenu. Jo, visai faina. Panoraminis stogas, oda, bėgių perjungimas prie vairo, tai toks tikrai kaip sportinės mašinos. Galėtų, aišku, odinė panelė būt, bet šiaip mašina labai maloniai važiuojanti. Lietuvoje nelabai kas mėgsta, bet žinokit, tikrai labai faina, komfortiška mašinėlė. Gerai, kad Florida galima tamsinti langus visus, tai ir priekiniai visą laiką užtamsinti langai. Netaip karšta būna. Visai nieko modeliukas tikrai. Pasižiūrėkit, manau, kad jie nebrangus, jeigu kažkam reikia tokio, galim parvežti. Na ką, toks trumpas video. Sekantį kartą gal jau vėl užvažiuoti reikės į aukcioną pasižiūrėti kažkaip. Šį kartą va tiek laiko nereikėjo važiuoti į aukcioną, tai ir nebuvo video. Tai va, tikiuosi video patiko. Pasekit, paspauskit laiką. Ir ką, iki kitų video. Iki.